Nice? Nice. Nice. Gerai tau sekas, tu šaunuolis, mes palaikom tavį iš apačios. Blemai, įkrito kažkas. Sakė man Ramūns, kad aš jums turiu paaiškinti. Kad mes žinom. Nu gerai, dabar jau pas mus buvo vieną kartą Elektriks, dar čia nieko nebuvo, kelių laidai išvesti. Ir jisai mums sako, ten darykit taip, darykit taip, darykit taip. Aš suprantu, kad jisai supranta, bet aš suprantu, kad kai jisai išneka, aš nesuprantu. Nu, tuo momentu lyg ir aišku, bet kai pradedi mąstyti, ne vėl tas pats. Dirbam, bet per 5 valandas porą laidų nusivesti čia, wow. Nėra už ką mokėti būtų. Jo, nebūtų už ką mokėti. Sakišo! O ne, ant skrusdėlyną atsiguliau. Gerai, tada einam. Netempiam į naktį. Workoutinti. Dirbam. Gerai, čiau. Aš tavęs taip ilgai nemačiau. Tik plius minus apie 4 mėnesius. Ir šitam į eterį. Ar turim ką parodyti ir ką papasakoti? Galimai taip. Bet gal pradžiai labai trumpai apie mūsų dingimą. Tai nežinau, ar menat, bet buvo žiema ir buvo labai daug sniego. Ir dar šalta buvo. Ir dar tamsu. Nu tai žodžiu, kad ir kokia situacija bebuvo, važiavom, dirbom, filmavom. Nu, jau po to perskėlus ir įsijungus montuoti visą medžiagą, pamačiau, kad didžioji dalis įrašų atrodo taip. Žinojom, kad mūsų tas lempos blogos, bet kad tai bus blogai, tai negalvojom. Tai žodžiu, peržiūrėjau medžiagą, ją ištryniau, tada mane aplankė pyktis, nusivylimas ir galiausiai pajaučiau. Na ir va, dėl to video nebuvo. Bet šitam video pamatysit, kaip mes pasidarom tą vieną žiauriai užknisantį darbą. Žiauriai. Ir dar vieną, kurį darėm ne mes. Ir pabaigus šitos darbus mes galim labai sparčiai pajudėti į priekį. Tai va toks trumpas paaiškinimas į klausimą, kur video. Nieko nesigailiu, neatsiprašau ir nekaltinu. O dabar užmeskime akį, ką nuveikėm prieš beveik 4 mėnesius. Tai pabaigėm darbus su šiltinimu. Va ta visur sudėta, na ir toliau aišku sekė darbas su garo izoliacinė plėvele. Užsidėjom, susiklijavom, na ir po šitų darbų mūsų buveinė turėtų būti pakankamai sandari. Po to dar į sienas prisukom makaronų, na ir kai visi šitie darbai jau buvo padaryti, galėjome pradėti statyti pertvarinės sienas mūsų vonios kambariui. Tai va taip pat ir užsibaigė mūsų praėjęs video, o dabar galim pažiūrėti, kas vyko toliau. Tai sveiki. Nu ir ką, pridirbom. Šitą įdėjom. Paskui skersinį įdėjau. Paskui šitą įdėjau. Gal neparodė, kaip suleidom. Nu ką? Suleista ant klijoko, va čia taip, va gerai čia. Neblogai. Ir vinikį, ir varžtuks, ir vinikį. Taip, pramušau su vinikėm irgi. Super. Pabandyk pajudinti šitą konstruktyvą. Palaikai? Laikau. Niek. Nu, labai gerai, Ramūnai. Labai gerai. Tu meistras esi. Tai ką mes šiandien planuojam, tai planuojam užsidėti iš kitos pusės plėvelę. Garą izoliacinę tai. Tai pasakyk, kur dėžę dėsim dabar. Tai perkelsim čia į šitą ir čia bus iškart laipsnai. Tai galvojam. Čia. Taip. I like. Picasso. Manau, bus gerai. Daug nestresuojam. Gerai, tada metamės ant elektros dabar. Čia kaip diskanė, žodžiu, lėtai, bet užtikrintai nedirbam. Bandėm praskišti laidus. Mūsų blokras trūks, načiort. Tai įsidėjom internetinį laidą. Čia bus 2 laidai.
Viens antenai, viens kamerai. Ką dar? Daugiau nieko. Tai bandėm prasikišti gofrą, bet nėra vėlytės viduje, tai nutrūko. O bandėm prasikrišti virtuviai. Ten turim dvi, tai 6, ane, rozetės turėsim ir reikia ant vieną laidą vienoj grandiniai bus, tai Virtuvė atskirai. virtuvės visa zona atskirai. Tai iš išorės viskas atrodo taip, čia va reikia suklijuoti tarpusavį, sujungti plėvelę su plėvele, su žeme, nu žodžiu. Ir dabar galim užeiti į tamsėje. Čia žymiai vėsiau. Ne? Tai Ramūnas sudėjo praktiškai visur vatą, išskyrus šitą tarpelį, nes čia dėsim elektros skydinę mūsų. Ramūnai, pasakok sėkmės arba nesėkmės istoriją. Sėkmės. Tai dėžutę praleidžiam ir darom viską kitą. Jo, tai šiandien pasibaigsim čia viską. O čia jau viską užsandarinom. Vis dar sekasi. Vis dar sekas, aš tai labai norėjau parodyti, kaip atrodo viskas, kai klijuoji. Aplinkui vieno šiukšliai. Tai buvo čia va taip va yra, dabar reikia dar klijukų dėti, ne, ir paskiau tą žalę visur. Bet irgi negalima pabaigti, nes elektros dėžė bus. Nu tai iš tos pusės tau jau jinai esmės neturės. Bet vatą paskui įdėti reikės. Tai šito negalim dabar Tai tu gali įdėti vatą, o paskiau išsipjauti tą vatą. Nepatogu, nes dar dėžiai reikės laikikliukų tokių. Gal aš einu prie dėžės, tarkim. O aš čia apklijuoju, ne? Ką tik praleidom zondą. Kaip sakei, pats nesąmoningiausias darbas gofrą pravesti. Jo, koks užknisantis čia darbs yra. Nepažiūrėjom, nusipirkom gofrą be tos virvelės, bet kad ir yra ta virvelė, kartais nesvarbu. Kartais net laiko. Kartais net laiko mūsų spaudimo, tai va, tokį zondą. Tu nepadaryk gumulą gerai. Ne. Turi būti smooth. Taip, tempsis. Taip, turėtų būti. Ir taip. O tie du nereikalingi bus. Čia aš savamokslis. Čia labai gerai viskas šiandien lenda. Ramūnai kažkaip per lengvai mums sekas. Tai jisai eis į virtuvę su rozetės. Stop, turiu mazgą. Nebeturiu. Viskas? Gerai. Nu tai ir viskas. Nėra daugiau ką rodyti. Tai nusipirkom aparačiuką ir palengvina mūsų. Tai zonda, bet tai čia žiauriai, čia per lengvai buvo. Per lengvai. Nepatiko Tai man. gal dabar vėl iš naujo prasimetam tą laidą, kur turėtų būti. Na gerai, prasimetam. Esmė tokia. Per visą dieną, dabar jau yra 8 valandas, atvažiavom 3 ar 2. Nu, Kažkas taip plius Tarkim, minus. 3 jau. Ir iš tikrųjų ilgai negaišom, iškart pradėjom darbus. Kaip buvom? Tai realiai, jeigu taip grubiai paėmus, 5 valandas ir ką padarėm? O praktiškai nieko. Bet reiktų pabrėžti tai, kad išsiaiškinom, kaip reikia daryti. Ne vieną kartą perdarėm, perdėliojom tos laidos. Kažkas parašys, dundulė jūs. Nu tai va, žodžiu, tokios tokelės, bandom, darom, padarysim. Norim greičiau, neišein Ramūns jau perkam lentelės. Kur tai aš čia dėsim, dabar pagau, kur čia padėtum lentelės. Į namą. Ne, ten pilna žiurkių, pelių, fui. Viską jos ten terš. Tai čia truputėlį padarom stop. Matėte ištraukas
iš mūsų filmavimų, kurių medžiagą beveik visą ištryniau. Norėjau, kad žinotumėt, kad per tvarinę senelę pasistatėm patys, pasidarėm viską taip, kaip reikia ir po to perėjom prie elektros instaliacijos. O čia tai kančia. Žodžiu, pradėjom mes labai entuziastingai, patys nelabai supratom, ką darom, darbo rezultato jokio nesimatė. Jau buvau pradėjus vienu momentu galvoti, kad būtų buvę geriau kažkam perleisti šitą darbą. Bet Ramūnas netoks, jis nepasiduoda. Lėtai ir neužtikrintai kažkaip judėjom į priekį. Bet be elektros dar kai ko laukiam. Santechniko draugo laukiam. Labai, labai. Jeigu matai šį video, Ir netvarys artimiausiu metu. Nebedraugausim. Labas rytas. Šiandieną draugas Edgaras atvažiuos ir pabaigs santechnikos darbus. Ir tada su vandeniu bus baigta. Galėsim pradėti vonios ir gipsą, ir hidroizoliaciją. Tai ką jis čia darys, dar nenusimanau tiksliai, bet ko galėsiu, to padėsiu. Sveiki, Gyvi. Gali paaiškinti žmonėm, ką čia darai? Ką aš čia darau? Baiginėju. Let's go! Nu į ką? Per daug įdomiai dirbi, kad neparodyčiau. Nu ko, nenam į pabaigėlę. Atsižymėsi visur, kas kur tur būti ir pasitikrinsim. Užpėlysim vandeniu. Pažiūrėsim, ar niekur neleda. Ir paskui, nu ką, imsim laukan ir galėsi jau montuoti gipsą. Gipsą, plyteles. Sekantis etapai iš mano pusės. Jo, sekas etapas jau iš tavo pusės. Tai va. Išsimėginsim savo darbus, pažiūrėsim ir viskas. Taip, sukelsim spaudimą. Duosim, spaudėm. Gerai. Pasitikrinsim viskom korek ir bus gerai. O kas čia dar kambariai liko, vonios kambariai padaryti? Nieko nebeliko iš tikrųjų. Čia pasijungsim, paskui ką, dar izoliaciją susidėsim, apšylysim vamzdyną. Ir viskas. Ir dar lauko laisvimą pasidarysim. Ir viskas? Viskas. Wow! Gerai. Interjeras! Tai dabar. Gerai, dabar žodžiu. Pasižymėsim. Gerai, karštas, šaltas. Gali išaiškinti? Ką paaiškinto? Karštas, šaltas, čia ką atsukti, užsukti. Ai, čia į lauką pareina? Ne, čia į lauką. Jo. Tas į lauką, o čia jau eis per filtrą, jau į namus. Per boilerį ir tiesiai. Į kriauklės, į dušą. O jeigu, sakysiu, kažkada dvigubą filtrą, man čia daug griovimo bus? Nelabai tau telpas tas dvigubs. Vakas ir dėl to. Spintelė. Nes jau, kai planuoji visą šią spintą darytis, nelabai į tos vietos iš tikrųjų. Bet jeigu ką, jeigu jau norėsi, viskas įmanom padaryti. Viskas įmanom. Einam, gal parodysim. Tai gręžia kiaurai ir kitoj pusėje jau dirba. Tai kažkiek pritrumpins ir turėsim kraną lauke. Ką dabar darom? Nu ką, montuojam neužšalantį kraną. Biškį man reikės. Atleisti biškį. Skersuojas? Biškį man tokia. Net neamaklus. O jeigu stačiai? Aš galiu tie daryti. O jeigu stačiai, taip? Tada mums jį uždengtas. Jo. Mums net gražiau, va, taip gražiau netgi atrodys.
Nu, aš manau. Jo, nes matom, mes paskui nepataikysim, mums nėra mėsos. Tai va, kepgalę pasidaryti. Ir bus gerai. O kas čia tas? O kaip pjausi, tai su to kartu pjausi? Ne, tas atskira. Tai tu ką padarai, nupjovei? Nu ką, patrumpinau. Viskas turi, pradėsim pakuotis. O kam tau užsukai prieš tai? Čia yra kaip šablonas, atsižymėti, kiek reikia nupjauti. Distancinė. O kas čia tas per daiktas? Čia, kuris užsuka viduj. Sklendai kažkokie. Jepa. Užsidėjom. Kaip čia buvęs. Nesižinau. Vaikai. Neprikiši nagų jau. Jo, neprikiši nagų. Gerai. Gerai, paliktus raktelis ir nešamės viską į vidų. Tai padarėm dar vieną darbą. Ir viskas eisim tikrinti. Žmona bus patenkinta. Kaip visada. Taip. Kaip visada žmona patenkinta. Atėjęs Monika. Ateip. Esi patenkinta valdžia. Ar esi patenkinta, Monika? Padarėm. Esi patenkinta. Juk myliam. Myliam. Dabar pasitikrinam ir paskui galėsim dar izoliuoti vamzdžius ir viskas. O kaip sakai, vandens užpilti į šitą dabar pirmą, ar kaip? Jo, pirmą pasileiskim vandenį ir po biškį pradėsim tikrintis. Tai kibirų reikės? Nereikės nieko. O kur, per lauką nubėgs? Išsileisim ten, kur reikės. Gerai. Ja. Nu, atsuku vandenį. Na, suk. O dėja truputį burbuliuką. Gerai, atsukau pilną. Bėga. Mata? Dabar gera. Liuks. Tarpinėlį. Tarpinė. Yra sunaudojom atsarginę tarpinę, nes pirma tarpinė tiesiog. Tiesiog suplyš. Kartais tai būna. Paklauskit tėvų. Tai taip, mūsų namelės Edgaro dėka įgavo vandenį ir jau galim daryti sekančius žingsnius. Taip, Ramūna, kad tu jau norėsi dėti gipsą, žodžiu, atsijungsi vandenį, raktą turėsi vis tiek. Jo. Tiesiog atsisuksi, va tas ardomas jungtis. Tas ardomas jungtis atsisuks ir išsiimsi lauko. Ir tie vamzelės stovės, kur turėtų būti. Nu, ir viskas. Ir paskui jau bus gipsus bus, tada jau į gipsus plėtelį, tada jau paskui susimontuosim atgal ten, kur turi būti. Tai šiaip vienu žingsniu priekį esam, nes jau esam tai pasidarę, tik atsijungiam ir... Aš tau čia pažymėsiu juodai, Gerai. kad turs reikia atsisukti. Pažymėsiu juodai. Viskas. Gerai. Tai jau gal. Ir labai gera yra
būtų, kad tu jau dėsi gipsą. Mhm. Tai aišku, biškai gal judėti biškiok, žinai, judėti. Bet daugmaž žiūrėkis, kad būtų va, tarp tų centrų. Jo, tu turėsi šabloną daugmaž. Išsipjausim tikrai. Jo, Tai jau ir gipsą. viskas tiesiog, žinai. Tu šabloną jau matysi jau katro veito ir viskas. Ir dar susistiprinti boilerio vietą. Jo, boilerio, jo, čia susidėti intarpus susidas. Ir paskui, kad tu čia įsijimsi lauko, aš jau paliksiu miraloną ir užsidėsi miraloną. Arba gali tep uždėti miraloną viršau, žinai. Mhm. Ir viskas. Kondensatui Na, sumažinti. nu. Šiaip iš ko kondensatą kaip ir nebus. Čia primenam, kad čia bus spintelė, viskas. Jo, čia bus spintelė, čia viskas pasislėps. Ir viskas, niks nesimatys. O ką čia padarai su dušu? Sužiedinau tiesiog. Sužiedinau, kad šaltas vanduo perėtų per karštą vandenį, kad mat pasitikrinti viską. Mhm. Mate. Ačiū. Kaip visada esam labai dėkingi Edgarui už santechniko paslaugas. Ačiū ir greit susitiksim. Nu, o kas toliau? Tai praėjusiais metais rugpjūčio mėnesį prisisodinom medžių, vaismedžių. Porą obelų, porą kriaušių, persiką su nektarinu ir trešnių. Ir lazdynus 2. Tai kadangi nenorim ligų, reikėjo nupurkšti. Tai va, aš ir atlieku pirmą kartą gyvenime. Tai visi medeliai auga ir atrodo puikiai, išskyrus persiką ir nektariną. Gaila, bet šios žiemos jie neišgyveno. Tokie pas mus ūkio darbai. Nu, o dabar važiuojam toliau. Ramūnas yra užsikepęs važiuoti dailylenčių, tai mes ir važiuojam dailylenčių. Noriu pabaigti pakalimą dar iki galo. Pakalimų lentų reik. Bet susidūrėm su viena problema prie pakalimo. Neturim problemų. Nebetriesim. Tai einam tada pirmą iki namelį. Tai va, lentelės, sienos ir lubos yra beveik 7 kvadratai. Aha. Tai gerai, žinom kvadratūrą. Važiuojam. Ką tik nusiorinom. Važiuojam namo išsikrauti. Tai gerai, va dabar čia esam. Vienam šitam yra 3,5 kvadratą. 3, 4, iš anos pusės yra parašyta. Viskas labai gražiai. Jeigu nepametėm, nieką nepametėm. Tai 3,4,3 kvadratinė metrą. Tai lentelių dabar neardysim, nes yra lygiai 17 pakių. Ir bus surprise. 12. Jo, 12, dengiamasis plots 11, norėjau siauresnių, bet sakė, siauresnių yra sudėtinga rasti ir jos yra labai nepopuliarios. Na į ką, neįbam į priekabą čia. Gražiai sudėjom. Dabar tik tai reikia laukti, kada pradėsim montuoti. Labas. Darysim elektrą, pratęsim elektrą. Žodžiu, situacija. Tai tu paaiškink, ką aš filmuosiu. Tai labai greitai galim apžvelgti. Terasai laidą esam pasiruošę, jį tiesiog reikia pro pamatą pravesti. Iš pradžių galvom pro sieną, bet dabar Ramūnas sugalvoja pro pamatą. Mes jiem viską leidžiam. Toliau šilumos siurbliai. Buvom pasikonsultuoti, kaip ir žinom, kokį siurbliuką imsi mane. Ir sakė 2,5 reikia laidą. Tai, jo. Toliau pakalimą turėsim rozetę ir irgi reikia 2,5, sėdimoje apšvietimas, tai čia dar reikia vieną laidą nusimesti, vonios apšvietimas, temperatūros jutiklius išsivesti, sugalvojom, kad dar spintoje noriu turėti rozetę,
Ir grindiniai šildymai irgi reikia nuvesti nuo termostatų iki spintos laidą. Neturiu ką daugiau pasakyti. Nu tai ką, pradedam tada. Daug perims. Tu nebejuokauk, nu žodžiu, pasimaivau. Nulia. Dabar prasimaunam laidą kaip reikia. Čia visai gerai gaunasi, tą tarpiuką įlysi. Gerai. Tai čia kaip ir planavę būtume. Tai vonia paruošta. Oras taip pat. Virtuvės šviesa paruošta. Reikia frezuoti, trūksta makaronų eilinį sykį. Jo. Tai ką, negesinu tada ir ant išvažiavimą nusifilmuojam. Tai jo, dar vieną laidą kišam. Kaip ir vos ne paskutinis bus. Jo, nes nebeturim laidų, nebeturim vėl gofrų. Nu bloga situacija, bloga. Nu gerai, pirksim gofrą, pirksim kabelį ir rytoj pabaigsim. Ramūnai, tarp žodį, kaip mums pavyko. Pavyko labai neblogai. Kiek ankiai geriau visiškai. To išsijungs. Tai truputį trūksta ir rytoj pabaigsim. Jėzu, koks jis optimistas yra. Liko 10 metrų kabelį dasipirkti ir Dar neaišku dėl kito. Gofrutės truputį. Dar neaišku dėl kitų gavelių. Kaip ir aišku, čia... Ramūns yra toks optimistas. Gerai, su 20 metrų kabelį apsisuksim ir pliuse būsim. Minuse. Šiaip jo, matos pabaiga. Matos. Šviesėja, dar neišsirinkom šviestuvų, dar nežinau, ką dėsiu ant lubų. Pykstu ant savęs, nervuojas, bet... Tai kas liko šviestuvus išsirinkti, plytelę žinom. Grindis, kurių nėra čia pas mūsų mieste. Nu kaip ir yra, bet buvau Ne, aš mačiau, buvau parduotuvėj, mačiau, kaip ir nelabai kas patiko. Tai grindų kaip ir... ir dar jeigu užsakyti, tai 4 savaitės lauksiu. Šiaip jo, matos pabaiga. Matos. Šviesėja, dar neišsirinkom šviestuvų, dar nežinau, ką dėsiu ant lubų. Pykstu ant savęs, nervuojas, bet... Tai kas liko šviestuvus išsirinkti, plytelę žinom. Grindis, kurių nėra čia pas mūsų mieste. Nu kaip ir yra, bet buvau Ne, aš mačiau, buvau parduotuvėj, mačiau, kaip ir nelabai kas patiko. Tai grindų kaip ir... ir dar jeigu užsakyti, tai 4 savaitės lauksiu. Nu, bet čia su mūsų terminu, tai čia tuoj pat gausim. Jo, su mūsų... Ne, bet esmė, kad reikia išsirinkti, iš pradžių reikia išsimatuoti, kiek mums reikia Tai parketą. išsimatavai viskas. Parketą nematavom, mes matavom kiek... Anyway, žodžiu, viską žinom, varom namo. Sekas gerai, beveik pabaigiam. Gyvenimas puikus. Tai jau esam atvažiavę kurį laiką ir jau dirbam, nefilmavom, nelabai yra kas čia filmuoti, bet į pakalimus prakišom elektros laidą, kur bus mūsų rozetė. Duok pitak. Ba. Dar buvau, nupirkau 2 kilimėlį parduotuvėj ir dabar mums nori parodyti, kad pabaigtumėm su elektra, terasai ištempsim laidą. Tai brausios pro pamatą. Stengsiuos išlysti toj vietoj. Gal ir čia būti. Čia nebegiliai yra. O. Nebijai užsirauti ant armatūros? Ne, jeigu užsirausiu, pakeisiu truputį kryptį. Bet... Tai gofrą 20, grąžtą pasiėmiau 26 mm.
Tai turėtų tikrai lysti. Grąžtą turiu didelį ir kampu bandysiu įgręžti. Gerai, tai situacija yra tokia, kad kažkur už valandos turėtumėm jau skambinti elektrikui ir sužinoti jo grafiką, jo galimybės mus aplankyti. O čia dar, kaip matot, yra bardakas. Ir kur kita šilputė? Nu reikės, paskiau matai, reikės žiūrėti, kad tie atstumai būtų vienodi jau kai, nu. Aha, bet svarbu, kad palikti daugiau. Nu tai dėk dabar da vieną. Čia. Da vieną, 3-2 ir paskiau kilputį. Davai. Tai dar vieną tą 3-2, ne? Jo, ir dar. Kažkaip taip, manau, užteks to šviesos čia. Tai čia bus, jeigu ką, mūsų pagrindinis apšvietimas. O tu gal eik išgręžk, man pakalimai iškylė. Jėzau, kokia ta lenta gili. Negražia. Ne, stora lenta. Any minute, any second. Atsisuka. Gerai. Tai viskas. Na, ir kaip išgręžiai? Tai tik gerai. Nenoriu nei vieną blogą žodžią išgirsti. Idealiai, idealiai. Palai, mes tos lentos vienos nepakeitėm, ne? Kokius? Tos. Apie ką? Karuotė. Kurią nepakeitėm? Čia prie langą trečia nuo durų. Šita, jo, pažiūrėk į viršų. A, per trumpa. Nu. Bet kada galėsi, nes čia jau kampus leista. Nu, tai ją reikia pakeisti, nes dabar, kaip aš žiūrėjau, tai gyvuliškai blogai atrodo. Špakliaus baltą primesim, nesimatysim, dažysim dažai. Bet tai bus stedly. Tai ten tinklelis yra. Nu, bet ten prie sienų. Tinklelis čia užsigobė iki čia. O čia. Anyway, važiuojam į Šilalę. Šilalę atvažiuojam. Važiuojam pirkti makaronų. Ir dar gal sustosim į kokią parduotuvę, nusipirksim. Nu, pritrūkom pusantrinę laidą. Vežamės lentas, esam prie Šilalės kultūros centro, buvom senukose, nusipirkom gofras dar ir ko? Ir laidą, Ir 12 laidą. metrų. Jo, tiek mums trūksta. Įvažiuokite į žiedą ir sukite į antrąjį išvažiavimą. Taip, mes esam nevietiniai. Tai Šilaliai naudojam navigaciją. Vėl sėkmė šypsos mums. Tai vežam didelį krovinį ir... Važiuojam namo. And we are back. Tai nusipirkom 30 makaronų, 4,20 cm. Daug palaikyti, noriu pažiūrėti svorį. Kaip pala? Ne, tai aš noriu tik pažiūrėti, palaikyti. Tai aš tau duosiu pagręžti. Aš nenoriu gręžti. Tai turi mokėti. Tai dabar taip įgręžk ciemą. Tiesiai. Varyk dar. Kai nepatink. Gerai. Daug, išgręši dabar jo. Atrodo, kad vietoj sukas. Taip ir yra. Ir ausis jau kraujuoja. Pataikiau į armatūrą, bet niek. Keliausim arba aukščiau, arba žemiau biškį.
nieko sakyti. Biški nusirpsiu ir pamatysiu. A. Nublemba. Tiesiai, ne? Nu čia armatūra. Jo. Nu tai mes tokią didelę armatūrą dėjom. Mūsų 10 yra. Biški, įkišiau galvą. Bet tiesiai tada. Aha. Eik tu načert. Žinai, jeigu pataikai čia, tada ta armatūra lenkės ir į apačią. Galimai. O tai kodėl negrėžiai biškai iš šoną? Tai kad tu man skaičia grėžti. O, tas koks karšts, velniava. Graštas. Nu, žaltek. Ir nežinau, aš į kurią pataikau armatūrą, ar šitą. Jo, taigi, jo žiedai galbūt. Nu, į šalia. Nu, bandyk. Kaip kampą išlaužiau, gerą? Labai gera. Gerą, ne? Vėl tas pats. Jau net iš garso, žinok, girdžiu. Žinai, ne? A. Tuoj pamatysim. Kokios nuotaikos? Pramušim dugną tuoj. Niekar nedengs. Davaro. Aš pasišalinu. Nu čia decibelų gaunu. Čia, jeigu ta prasme ten stovi, atrodo, kad ten gręžtum. Ten atrodo, cyp visas. Įsivaizduoju, jeigu būte tvarkai tokį iki 8. Eik tu načert. Gerai. Sminga gerai. Dabar neaišku ir išlindo. Į skrusdelyną. Pažiūrėk, maždaug kurioje vietoje virbals, kiek toli. Čia arčiau. Čia. Nu? Birbals, kur tas birbals mūsų? Da, gal biškai arčiau. Dar arčiau. Nu, čia per arti. Pajudinti birbalą. O, jaučiu. Atrado mane. Atrado. Žodžiu, su iešmo ir statybom galima užsijungti. Jeigu turi tiešmą. Duok biškį. Paskutinis pasicirkinims. Tikai. Kai gero. Jej! Tam kiek į rozetės. Oi, pakankamai, ačiū. Pam. Nu da bus. Čia, Ledinis. čia, ledjuostai. Tai mūsų paskutinis darbelis, pagrindinis šviesa, ledas. Ledjuosta. Ir reikia, kad laidai praeitų pro lubas. Pala, čia parodykim. Čia kokį planą nusivežėm į salioną. Vatoj. Tai yra čia sulituota kampuose. Jo. Ir po to čia bus viens laids. Ir nuo čia pareis viens laids. Nes mūsų leds eis visur. Čia. Tai mums čia nedaug reikės. Viskas spintoj. Čia 2 metrų laids yra. Aha. Čia 1,5, man atrodo. Tai čia labai nedaug. Žodžiu, kokius ledus rinkomės? Tai mūsų pagrindiniai šokių saliai bus reguliuojams ant pultelę, kad galėsim didinti ar mažinti stiprumą. Rinkomės 3000. Vonios kambarį bus šičia ir šičia. 2 vietose. Nu, kampu bus taip. Ir jisai reguliuosis ant tokio specialaus patys, kiek norėsim. Ant pultelę neėmėm, nes net nebuvo, man atrodo, kad būtų, nu, su hidroizoliacija. Lanksti tokia. Tai, žodžiu, šiaip labai gerai padarė mums, nes ilgis tipų topų. 2 metrai, 2 metrai. Bent jau voniai. Jo. O šitą žiūrėsim. Tai jo, o į vonę rinkomės 4000. Kodėl? Nes gal daugiau šviesos vonioje noris, ne? Jo. Gal, nežinau, norėsiu pasidažyti prie žolę einant pjauti. Aš bandau gyvenimą savo susitvarkyti.
Šis daiktas yra labai labai geras, bet Sudėtingas. jau jį sutvarkyti, tai yra reikalų. Ateina 11 sekundžių, viso gero, baigiam šiandien darbus, čia buvo miela, malonu susitikti, ate. Grįžom. Pratesti. Nebedaug liko. Liuka, iš viso, kiek čia? 2 laidai. Kiek punktų? Ai ne, kilimėliams reikia po laidą nuvesti iki dėžutės, o ledams nusipirkom 1,5. Tai viskas. Tai dabar prasivedam tiesiog laidus, kurių mums trūksta. Kilimėliams ir ledams. Ir Electrics, ko gero, rytoj atvažiuoja. Mes turim gerą laiką pasibaigimai. Nevėluojam. Nu, kaip pasakė. Nu kaip čia pasakius, nuo lapkričio mėnesio, ne visiškai ne. Tai ką, dirbam, čiap. Dinamikai Tai porą dabar pagerinti. atsiminkit, kaip yra negražiai ir bus, pamatysit, kaip turbūt. Jo, kai kalbam apie negražiai, tai va, lubas visas kažkokių čia prikabinta, girliandų čia. Pamatysit, kaip turbūt profesionaliai. Na, Ramūnai, kaip progresas? Labai gerai. Tai bandau daryti profesionaliai. Gal per daug stripsiu tų užtrauktuko, bet geriau daugiau negu. Juokiamės, kad jau žinosim, kad į tą sieną jokių varžtų negalima sukti. Jau kai lentelės užsidės, nieko nebus galima čia dėti, va žiauriai gerai atrodo. Kažkokią sistemą padariau. Jo. Matas, kad nepiešės. Gražiai. Labai gražiai. Kas kits pasigirs, jeigu ne patys. Ne, nu tai taip. Nu žinai, kaip buvo čia tas bardaks toksai, tuo rezultatą nelabai matės ir nelabai buvo aišku, kas čia su kuo ir kaip. O dabar, Jo, žinom, kuris pirms, kuris antras jau. jo, nes, nu žodžiu, ilgiausias mūsų darbs jau eini pabaigą. Sveiki, O, labuka. turim žinią gerą. Labai gera. Judam į priekį. Buvo pas mūsų elektrikas atvažiavęs ir jisai viską. Užskaitė, bet kas yra blogai, tai sakė, kad laidai turi per viršų. Tas išsimti ir per viršų. Visus laidus turim čia Jo. sukišti. Bet čia yra vietas, tai galėsiu kiekvieną. Jo, perdėti. Tai viskas, pereinam į kitą etapą. Ir dabar mūsų etapas persikels į šitą patalpą. Būsim gipsininkai. Jo, tai jau kitoj serijoje mes mokysimės ir jūs pamokysim, kaip nemokant susidėti gipsą. Jo, tai sakė, galim uždarinėti, elektra yra gerai padaryta. Ir iš tikrųjų šiandien viską nusipirkom, atsivežėm, bet nerodysim, nes nenoriu išduoti plytelių spalvos. Tebūnietai paslaptis. Nu tai ir viskas. Užbaigiam ir susitinkam kitoj serijoje. Ir nešam gipsą dabar jau. Tai tokie laimingi pabaigėme šią seriją. Dar vienas etapas įveiktas. Dabar jau galima sakyti, esame pusiau elektrikai. Na, o likusią dalį ir visą likusį pajungimą atliks mums profesionalas. Pasibaigsim su vidaus apdaila ir mūsų draugas elektrikas atvažiuos. Na, o toliau mūsų laukia darbas su gipso montavimu, plytelių klijavimu. Bus įdomu. Tai tiek šiam kartui, būkit laimingi, o mes atsisveikinam. Iki! Sinking in, I know this feels right. Catching a haze, love moving through me like a wildfire.